Labadiena. Taigi vėl prasideda vasara ir sugrįžta festivalis Susitikime penktadienį. Ir šiandieną mes plačiau apie tai pakalbėsime su kultūros centro direktorė Judita Kačinskaitė. Labadiena. Sveiki. Tai Judita, ką? Grįžo vasara? Prasideda. Taip, liko visai nedaug, ar ne? Liko 2 dienas ir jau papulsime į vasarą. Tai vasarą miestas gyvuos ir labai intensyviai gyvuos. Taigi, pakalbėkime apie pirmąją dieną, tai paskutinę pavasario dieną atsidarimas. Ar ne? Kas laukia žiūrovų, kas laukia visų panevėžiečių ir miesto svečių, kurie ateis čia į Laisvės aikštę? Taip, jau rytoj turime paskutinę pavasario dieną. Gegužės 31 diena, paskutinė pavasario diena, mes startuosime su vasaros festivaliu, Susitikime penktadienį ir rytoj nuo pat pietų jau pradės šurmuliuoti muzika Laisvės aikštėje ir atidarimas to ir prasidės nuo pietų muzikos. Čia, šitoje vietoje, kur mes dabar esame, ar ne? Ar keičiasi dislokacijos vieta? Ne, vietos nesikeičia, vietos bus išsimėčiusios po visą Laisvės aikštę, tai pietų su muzika pradėsime nuo kavos dėžutės. Tada kitos programos visos išsidėstys po visą Laisvės aikštę. Tai bus labai, aš manau, kad bus vasariška, kviesime vasarą paskutinę dieną, ar šoksime į vasarą, kaip be pavadintume tai. Konkrečiau galite išdėstyti programą penktadienio pirmojo? Tai kaip ir minėjau, ar ne, pradėsime nuo pietų, tada turėsime daug įvairių edukacinių programų, veiklų, turėsime Lėlių vežimo teatro spektaklį, turėsime tokį išskirtinumą, galbūt netgi sakyčiau, šitą festivalio, tai įveiklinsim ir ne tik Laisvės aikštę, bet įveiklinsim ir Senvagę. Tai Senvagėje rytoj nuo 6 valandos iki 10 valandos turėsime geriausius Panevėžio miesto didžėjus. Išaugote, įsiplėtėt, nebeužtenka vietos, ar ne? Taip, norime įveiklinti, tas projektas ir yra apie tai, kad kvėpuotų miesto centras, ar ne? O miesto centras susideda ne tik iš Laisvės aikštės, yra ir nuostabi, atnaujinta ir negraži, pritaikyta renginiams puikiai Senvagė. Tai tikrai kai kurias veiklas kelsime ir į Senvagę. Dar kol kas nenoriu atskleisti visų paslapčių, bet rytoj tikrai startuosime su pokalbiu tokia dalimi, kuri vyks čionais, ne teatre, o Laisvės aikštėje, taip, ant medinės pakilos priešais kavinę 20 galeriją, tai tenai turėsime pokalbius, rytoj startuosime kalbindami teatro menas direktorių Anuprą, kalbėsime apie jaunimui aktualias temas, apie savanorystę, apie tai, kur gali jaunimas realizuoti. Ir šiais metais mes Susitikime penktadienį taip stengiamės, planuojame suskirstyti tokiomis kaip ir temomis, tai birželio mėnesį skiriam vaikam ir jaunimui, tai daugiau tokių veiklų, į kurias bus galima integruoti ir vaikus, ir jaunimą, ir kalbėsime per pokalbį tas valandėlės apie tai ir turėsime daugiau mažiau pritaikytas daug programos jaunimui. Liepos mėnesį planuojame tokią, pasirinkome atostogų temą, tai daug tokių visokių, kai jaunimas išvažiuoja ir dažniausiai visi kažkaip vyksta atostogauti ir atostogauja, pasirinka atostogoms Liepos mėnesį. Tai Liepos mėnesį ir kalbėsime apie atostogas, apie kur galime išvykti pokalbiuose ir kažkokie elementai atsispindės ir programoje. Rugpjūčio mėnesį tokį skiriam bendruomenės veiklos ir socialinės ir visos kitos, kurios jungia ir būrė bendruomenės. Tai rugpjūtis bus apie bendruomenės. Pasikeitė logotipas Susitikime penktadienį, bet koncepcija pakito ar išliko ta pati? Kažkaip visai jau kelinti metai po karantino, kas iššaukė tokią koncepciją, jinai yra įsigyvavusi ir jinai tokia labai visiems tinkanti ir primtina ir tokia pilna, tai mes prie pačios koncepcijos, prie pačios tos struktūros renginio, tai pasiliksime, pradėsime nuo pietų, turėsime tada edukacinės ar ne, tada turėsime dabar tos pokalbius įtraukiame ir tą vakarinį koncertą, ar tai bus muzikinis koncertas, o gal tai teatro pasirodymas, o gal tai performances. Labai įvairių stengiamės ieškoti ir atrasti naujų tokių nematytų meno produktų, kuriuos norim ir atvežti. Ir mes visą laiką su šito festivaliu stengiamės miestui parodyti to, ko dar nematė, į ką galbūt dar nesiryžta nuvykti ar pamatyti, ar šiuolaikinio kažkokių tai pasirodymų, performansų. Tai vat šitas renginys ir yra apie tai, kad mes ištraukiam ir
nišinius tokius atlikėjus, kurie groja uždarose aplinkose ar kažkur kitur. Ir taip, parodyti plačiai visuomeniai. Tikrai per keletą metų atradome ne vieną ir grupę, ir kolektyvą, kuriuos paskui puikiai integruojasi ir kiti skambinasi ir teiraujasi mūsų kontaktų, nes nori pasikviesti savo šventę. Tai va čia toks renginys, kuriame mes parodome ir tada jiems galbūt praplėčiame tolimesnius ar ne kelius. Šitas grįžtamasis ryšys, ar ne? Taip. Na kągi, puiku, kiek suprantu, bus daug įvairių dalykų, daug edukacijų, žmonės edukuosite, šviesite, puoselėsite, prusinsite juos. Tai to ir linkėme jums, kad praeitų sėkmingai visas tas penktadienis, belieka dar kartą priminti, ar ne, Panevėžys, kad kiekvieną penktadienį Laisvės aikštėje. Taip, kiekvieną vasaros penktadienį nuo 12 valandos Laisvės aikštėje lauksime jūsų ir čia skambės muzika ir visa Laisvės aikštė alsuos menu ir kultūra. Susitikime penktadienį. Iki.